Kuo ilgesnis kūrinys, tuo labiau mums reikia pasidėlioti struktūrą, pagalvoti apie veikėjus, kokie jie bus, kiek jie užims vietos, susigalvoti pasakojimo tempą. Todėl labai dažnai, kai žmonės klausia, ar man būtina lankyti kūrybinio rašymo ar istorijų pasakojimo kursus, jeigu aš noriu tiesiog rašyti. Aišku, nebūtina. Jeigu norite rašyti, galite tiesiog imti ir rašyti. Kursai jums suteikia įkvėpimą, suteikia žinių, palaikymą, o iš tiesų visą esmę jūs patys išklojate ant balto popieriaus lapo ar kompiuterio ekrano. Tačiau kada itin pravartu turėti žinių ir lankyti kursus, ypatingai, tarkime, jeigu mes jau žingsniuosime toliau ir kalbėsime apie struktūros arba veikėjų kūrimo kursus, tuo, kad kuo ilgesnis kūrinys, tuo labiau mums prireikia žinių, užsidegimo ir valios jį pakankamai gerai išvystyti ir pabaigti iki galo. Be žinių mums lengva prisėsti ir vienu ypu parašyti eilėraštį, parašyti trumpą prozos kūrinėlį, parašyti kažką tai glausto, kad ir meilės laišką. Tačiau kuo labiau plečiasi mūsų siužetas, kuo jame daugiau veikėjų, tuo labiau mums prireikia žinių ir įgūdžių, kaip visą šitą informaciją suvaldyti, ją patraukliai pateikti, sudominti skaitytojus ir pagaliau dar išvesti kažkokią tai mintį ir idėją, nuo kurios ir prasidėjo šis mūsų sumanymas. Todėl labai dažnai prieš sėsdami rašyti rašytojai, ypač didesnių kūrinių kūrėjai, pasiplanuoja, kasgi bus pradžioje, per vidurį, pabaigoje, tai jau daugiau tokie struktūros kurso kontekstai, bet aišku ir iš bendrų žinių mes suvokėme, kad kiekvienas pasakojimas turi savo pradžią, vidurį ir pabaigą. Tad reikia tai irgi suplanuoti ir pasidėlioti. Kartais pabaigą sukurti būna sunkiausia ir tam tikri rašytojai pradeda savo idėją nuo pabaigos, o kaipgi aš pabaigsiu. Ir tada jau žino, kaip atvesti savo veikėjus iki galo.